Kaip nieko nematau ir kaip tylu čia. Kas ten toliau? Čia ėjau. Ant stogų užlipau. Kilimukas patiestas gražiai. Peiliai, sakė, čia visko. Ką rado? Ta prikišo. Šitoj vietoj va, taip va. Vyksta albaniška dainų šventė. Labas rytas, turim prieš paskutinę kelionės dieną, gal realiai net paskutinę, nes ką ten rytoj tik išskris. Išvažiavau iš Ksamilo, pusryčiam viešbutį įsivaizduojat, gavau vieną virtą kiaušinį ir biškę agurko pomidorą papjaustyti. Net pilno pomidoro negalėjau atnešti. Tai nežinau, kiek aš čia tempsiu, bet čia važiuojam į Gyrokaster. Man atrodo, taip vadinasi miestelis, tai vadinasi ten Osmanų irgi pastatytas miestas, labai gražus, akmenuotas. Todėl galvoju, reikia aplankyti ir jį. Prieš save dabar turiu tokį vaizdą. Čia ežeriukas, ne jo, čia ežeriukas, man atrodo, arba šiaip įplauka iš jūros. Turime 1 valandą kelio, 63 km, važiuojam. Pažiūrėkit, kaip man išsidirbinėjo Google Mapsai. To dar kol kas nieko. Va, jau iš šono išeinu. Ir aš, kai filmuoju, tai nieko. Bet šiaip tai tokiais tarpekliais važiuoju. Nukirsti tie kalnai tokie. Va, kažką jisai jau apsisuk, va, važiuok kažkaip, neaiškiai atbulinių važiuot pradėjau, jis vėl apsisuk, aš nežinau, ar čia šiaip GPS-as negaudo kalnuose, ar čia džemina jį kažkas, nežinau, bet nemanau, kad Albanijoje kažkas džemintų GPS. Bet vad nesąmonės rodo. Kur miestelį buvom, tai iš viso mane kėlė į kitas gatvės. Net neįmanoma buvo suprast, kur važiuoti. Tai važiavau iš nuojautos. O vaizdai, tai fum kalnai. Fum kitas kalnas. Turim tokio dydžio kalną ir turim tokį tuneliuką. Nu, šiaip net nebenuostabu tie tuneliai, bet vis tiek ta mintis, kad virš tavęs yra tiek tonų milžiniškas kalnas. Net tą saulės akinių nebereikia. Aišku, išvažiavau į priešpriešą. Čia net šlapia. Ir GPS-as nebegrybauja. Atvažiavau iš kito Gyrokasterio. Prisparkau labai random vietoj ir kol kas nesuprantu, mokama, nemokama. Vienur čia padėta mokama, kitur tiesiog paraidė. Tai net nežinau, kur reikia statyti. Pats Gyrokasteris, nes atrodo kalnų miestas. Ten vat visokių. Ten buvau iki viršus užvažiavęs, tai ten visiškai parkavimo nėra. Pažeminė aikštelė, bet kažkokios kortelės reikia. Nu, pažiūrėsim, kas čia gero. Toks žiedukas iš apačios parkilus. Hotelis. Kol kas tiesiog atrodo didesnė versija Berato. Ir Berate kažkaip net įdomiau buvo. Čia dar kol kas nieko nematau įdomaus. Toks miestas, kur tipo daugiau žmonių realiai. Jo, akmenim grįstas kelias. Tiesiog dėl vaibo gali atvaryti. Frozen jogurt. O, ant kelio prisėsti, pavalgyti. Buvau užlipęs viškai viršų ten. Nulipau prie mašinos. Plemba, aš šiaip nesmogėjau už parkingą ir pabijojau, galvoju, bus bauda jaučiu. Nusileidau, pažiūrėjau, nieko nėra, paskui nuėjau prie mašinos, ten taksistas buvo, sakau, kaip smagė, sako, tai šitoj vietoj tai nemokama, sako, čia tik į viršų. Nes sakau, buvo ženklai, sako, nu tai čia tik į viršų tie ženklai, sako. Sako, taip, tai viskas gerai, sako. Ten, sako, tikrai bus nemokamai, nu, pasitikėsiu vietiniu. Draugiškas, sakė, lietuvių daug šiais metais čia. Nu tai, supratau, kad ne pirmas aš čia toks. Šadau, ko ieškojau, labai daug laiptų. Šiaip čia to aikštį pasirodo buvo kur sukti. O aš jau buvau užlipęs į viršų ten, ieškau šaltojo karo tunelis, pažiūrėsim, kas ten per tunelis. Vienu žodžiu, nebuvau pasidomėjęs dėl to tunelio, ten yra bilietai 2 eurai, 200 lekų.
Ir tave veda su grupė tūro, tai apie pusvalandį. Ir man kita ekskursija už pusvalandžio. Pagalvojau, kad aš gal neisiu, nes netyčia patekau pas juos į ofisą. Ten į tunelį įėjimas, ten į ofisą jau ir ten per langą aš pamačiau, kas tam tunelį yra. Tam tunelį viskas tas pats, kas mes Tiranui išnagrinėjom pirmam epizode, pirmam video. Tai aš nemanau, kad aš ten neisiu, nes jeigu pačiam leisti vaikščioti, tai būtų gerai. Su turu nenoriu. Kitas dalykas, labai tualeto reikėjo, aš tam ofise, radau tualetą, nuėjau, išėjau. Vienas žmogus klausė, sako, tai turi čia tualetą? Sako, ne, čia nėra, reikia ten toli, jis mokamas ten. Tai jo, aš kaip imposteris sėjau, nieks į mane dėmesį nekreipė, tarp tų darbuotojų. Aš į ofisą patekau kažkokį, bet pasinaudojau tualetų nemokamai. Pažiūrėkit, kokių čia prikolekcionuota monetų yra. Modeliukų, švarkų visokių. Wow. Į kažkokį tunelį už eurą. Į sendaikčių tunelį. Čia kokių pinigų, francai dar. Čia, man atrodo, seni lekai. Televizorius koks. Šitie vinilinių plokštelių. Čia ir karinių dalykų yra. Šalmai, jų prarudėję kiauri. Kokios mašinėlės. Liest negalim, jau sugrius jos. Pešinukas. Tokių čierkų tai dar. Pas mane namie yra. Kilimukas patiestas gražiai. Peiliai visokie. Čia visko. Ką rado, tą prikišo. O, molio dirbiniai iš komunizmo. Tokį va nulipdydo. Aš nežinau, aš šito tuneliu. Kažkur aš naisiu. Ko čia tik nėra? Pasagos. Čia svarstyklės. Puodai. Čia reikia šonę sudaužyti. Metaliniai puodai. Tas tunelis užsisuka. O, čia šito diktatoriaus palikti žodžiai. Dviratukas. Žiūrėkit, kulkų dėžė. Kariuomenės. Į tokį tunelį padaro ir atrenka pauriuką. Skrynius. Ir čia baigas tunelis. Gali prisėsti, nori. Projektorius pajungtas, kažkoks jungtas filmas. Baigėsi. Šiaip nėra aukštas tas tunelis mano ūgio. 2 metrai kažkur. Bet įdomiai tokiam pasivaikščioti. Labai keista. Kaip. Labai įdomiai, šiaip nekeista. To žuvis tokios ir pas mus būdavo, man atrodo, stiklinės. Tikrai kaime sumatęs kažką panašaus. Ten dar kandų mačiau, pieno buvo, irgi tokių kaip kaime. Nedaug ir skyrios. O. Dar šalmų yra, medalių. Aš kažkaip įeistu, net nepastebėjau, kad čia ginklai. Iš Antro pasaulinio karo. Peiliai. Nu jo, telefonai. Nu, heb je moet betalen? Užlipoju į Gyro Kasterio pilį. Štai paina tokia pailga.
Reikia žaisti. O, musulmonai pabudo. Kiek valandų yra? 1. Gal ne 12. O, kiek žmonių pareina. Tai man čia nepatinka gyvekasti ir geriau beratė, nes labai daug žmonių. Eina, aš geriau 1. Prašau. Tokia pilis. Visai dar atlaikyta. Su tokiam patrankom. Toks dėdė stovi, toks tankas stovi. Tokį vaizdą turim nuo pilies. Kas man labiausiai patiko? Pažiūrėkit viduriai, miesto stadionas toks. Toks va stadionas tiesiog. Pažiūrėkit, stovi patrankų. Bet toks lėktuvas stovi dar. Galėtų žolę nupjaut bent jau. Čia į miestą atsiveria vaizdas. Tai tas lėktuvas bus rodo amerikiečiai yra. Prie Tiranos Turino oro uoste nusileido. Amerikietis pats karys grįžo į Ameriką, o lėktuvas liko. Ir dabar jisai čia yra. Čia net kelios istorijos yra. 2 istorijos. Jūs pažiūrėkit. Šitoj vietoj va, taip va, vyksta albaniška dainų šventė. Tipo folko festivalis. Aš sakyčiau, kad čia kaip dainų šventė. Atvaro iš visos Albanijos, čia pagrot, padainuot visi. Iš Balkanų visur. Nu, graži vieta šiaip tokiam dalykui. Su tokiu kalnu prieš, už. Čia dar viena aikštelė, Albanijos vėliava. Labai jie myli savo vėliavą, visur deda. Toks kupolas, tokio dydžio scena. Nu, kaip kalnų parke. Ir vyksta čia folko festivalis. Nežinau, kaip tiksliau verčias. National Folk Festival. Folkloro. Kieno daugiau. Pažiūrėkit, pilis net savo nuosavą Big Beną turi. Laikrodis tai teisingai rodo. Toks pilies laikrodukas. Ir taip atsiveria miestas. Žiūrėkit, čia trobo kažkokia stovi. Čia kaip ir pilies namas kažkoks, ne? Be langų, be nieko čia jisai. Įdomiai. Toks keliukas į apačią yra. O ko man ten nenueis tada? Rytų vartai parašyta. Nueinam pažiūrėti. Nu, čia toks nusileidimas tiesiog toliau nueis. Ai, čia vartai tiesiog užrakinti. Nu jo, vartai į pilį. Rytų. Čia dar kažkur išeit galim. Čia prie to laikrodžio į apačią. Ai, čia tiesiog tokia vieta. Va, patekau aš prie to namo čia. Į apačią. Čia tas pats namas. Čia tai šlapia. O, čia gali įeiti tą namą. Čia labai šlapia. Ir aidas yra. Blemba. Nu jo, įdomiai. Tokiam namelį. Vieno kambario. Jis atrodė iš išorės didesnis tom storom sienom savo. Čia tokia kažkokia aikštė. Kas čia yra? Į miestą vaizdas, į ką daugiau. Visokių tamsių pakampių čia dar yra. Ir net neapšviečia. Pačiam reikia pasišviesti.
Tiesiog. Supratau, nieko čia nėra. Jeigu nešviešiu, va tokia visiška tamsa. Užsilipau žint visko viršaus. Nes ten aukščiau tikrai neleidžia, ten antenų pilna. Griuvėsiai, nugriaus tą pilišę. Čia vaizdas tai žiauriai gražus. Laikrodis, scena. Vaikai fotkinas, kalnai. Tikrai neblogai atrodo. Žiūrėkit, kalėjimą radau. Čia taip, nusileidau laiptais, dar laiptai. Skylė pramušta. O čia tamsu. Visiška šikna. O, visiška šikna čia. Kaip siaura. Eik tu savo. What? Kaip nieko nematau ir kaip tylu čia. Kas ten toliau? Eik tu savo. Čia vyro šviesos. Ten ir laiptai yra. Vau. Nu gerai, aš gal daugiau čia neisiu. Net nesimatau aš. Eik tu savo, kaip čia tamsu. Nieko beveik nematyti. Čia turim skylę atgal. O ta skylė tai... Va, aš turiu pasilenkę pralysti. Eik tu savo. Kol štai nieks neapšviesta. Aš bliama čia vaikščiu tikrai ilgokai. Iki 10-15 minučių. Ta pilis belia kaip didelė. Ten, kur paskutinis kadras buvo, ten yra kitom pilies gale. Čia dar kitam pilies gale. Ir man atrodo, aš jau visą ją praėjau. Žiaurinai didelė yra. O čia? Čia tiesiog toks tuneliukas. Aišku, nebeleidžiu toliau eiti. Gal ir gerai, nes jau labai daug aš čia einu. Jūs pažiūrėkit, ką radau. Čia bandžiu išsiversti kažkas su šventais žmonėms susiję ir atminimas jų čia. Tai čia kaip koplytėlė, gal kapas kažkoks, nežinau. Labai įdomiai ir taip tylu, ir ten be batų, tipo, jeigu nori eiti vidų reikia. Nusvirtas šventas tėtas, reikia be batų. O čia va, ta pilis. Belė kiek jinai tęsis. Patekau iš vis ant tos pilies stogo. Čia ėjau, ant stogo užlipau. Bet čia yra takelis, atvarelė. Tai turbūt galim. Einam pažiūrėti, kas ant galo. Nieko ant galo nėra. Tiesiog aptvaras. Ir pasižvalgyk. Pažiūrėk, tokia didžiulė ta pilis. Nu gerai, ką aš žvalgaus. Nieko nematau. Jūs pasižvalgykite aukščiau. Ką jūs matot? Va taip va. Geras, ne? Tai ta pilis pastatyta Osmanam valdant, ne? Ir buvo čia naudojama, bet paskui per antrą pasaulinį, kai komunistinis režimas tie naudojo tą pilį kaip kalėjimą, vis tiek vis dar buvo naudojama. Tai aš galiu sakyti, visai neseniai čia buvo jinai dar naudojama. Ir ten, kur tos niūrios, tos kameros buvo, kur aš jau tamsu. Tai ten vat ir laikė tos kalinius visokius. Nu jo, kartais tas istorijos, kaip pasidomi, tai vau. Aš ėjau to miesto biškį, nuklydau į kitą pusę. Bet dabar matau tą pilį ant kalvos tokios. Kaip gerai atrodo. Prisėdau pavalgyti aš. Tradicinio maisto užsisakiau kukulių sriubą kažkokią. Thank you. Vai fainas vaikas pakvietė, sako, nori močiutės mano maisto pabandyti. Nu tai atėjau. Vienas postas čia. Bet su vaizdu į pilį.
Žiūrėkit, tokią sriubytę gavau. Su kukuliais. Nu, davai. This is from us. Oh, I got both. Okay, thank you. Žodžiu, paėmiau baklavos ir dar nepaėmiau, bet davė šiaip Tomas kažkokį. Nu, pabandysiu abiejų. Baklavos tai visada geros yra ten Balkanuose. Kiek bėga sirupo. Labai gera. Žiauriai gera. O kito irgi sirupas bėga. Irgi geras, bet baklava geriau. Nu, pavalgiau už 900, palikau 1000, tai 9 eurai. Palikau dar arbatos 1 eurą. Tas sriuba, aš nežinau, jinai... man gal kaip prieš piecą, man sako, čia pilnas mylas. Bet tokiam karštį man užteko. Aš sakyčiau, kokie 8, gal iš 10, nes jinai tokia ten su citrinų, ten poskonių buvo su žolelių. Labai įdomi. O baklava tai vau. Tikrai skani. Tikrai nuostabi. Balkanų desertai visada geri. Tai visiškas šeimos verslas. Paprašė dar palikti atsiliepimą Google Maps'as. Nu ir pigiai. Visiškai šeima dirba, stengiasi, labai apsimoka. Tokią vietą ateiti. Vietinė. Patiko. Pažiūrėkit čia. Kaip gerai tie namai atrodo. Su tom langinėm. Žiauriai gerai. Prieinam arčiau. Garažiukas kažkieno. Tai žiauriai gerai atrodo. Dar davė saldainį man pačiulpti. Tai čiulpiu saldainį dabar. Pareidinėjant gal kiek ant vakaro čia žmonių. O ten, kur aš valgiu, net nedaina žmonės. Eik, savo, kiek čia žmonių vakare. O kaip vakare 4 dabar? Ne, 3 valandas. Stovi mano bolidas vis dar. O žinot, kaip aš atskiriu savo bolidą iš labai daug tokių pačių Fiat tipų išnuomotų? Ne, tai ne mano įmonės, kur nuomau mašiną, lipdukas, o Albanija, 6-7, ne. Va taip va, nėra 5, nėra čia, 6-7 yra. Viskas, aš jau savo mašinytėj. Važiuoju iki Dureso. Manęs laukia 198 km, 2 valandos 41 minutė. Kad grįžti iki Dureso, rytoj iš ten beliks pusvalandis iki oro uosto ir skrisim namo. Gerai, vienu žodžiu važiuoju, o jeigu dar kažką rasiu, tai tikrai parodysiu. Ta prasme, jūs net neįsivaizduojat, kaip vakar man skauda kojas nudegus. Žiauriai. Ir greičiausiai aš jas įdegiau ir šiandien. Nes skauda, nors aš tepiau jau SPF ar visko. Laukiai yra 33 laipsniai. Kas čia per karštis? Aš jums žiūrėkit, galiu parodyti. Čia balta, čia raudono. Žiauriai, ne? Aš ir taip manau. Hello? You work here, yeah? Okay, see. Huh? How much for the car wash outside? Yeah. Gersi! Oh, Gersi! Oh, Gersi! Oh, this here? Policja, podjęliście. Hello. How much? Here, amigo. Okay, but how much to clean outside? Outside. Yeah. Just outside. Oh, okay. Your side left. 500? Outside, completely with spoon. Yeah. 5. 500, yeah?
€5. Euro, no problem. 505 €. Okei. Okei. Nusiplausiu mašiną, nes jinai tokia murzina. Ir kitas dalykas, grąžinant labai matos, kad offroadinu padangų. Praplausiam mašiną. Vienu žodžiu, įsivaizduojat, sumokėjau 5 eurus ir jie rankom ten išblizgino, nusausino, dar atidarė duris, ten išmetė šiukšlės, paėmė išvalė ten visus slenkščius ir dar ant padangų patepė blizgėsi, galvoju, blemba, nu jau per daug gal, bet nu, tegul būna. Bet šiaip ant stiklo vis tiek liko tokių taškiukų, nu, bet negali pykt, stengiasi, šeimos verslas. Bet man tai reikėjo bišį, kad nu, jinai atrodytų tą mašiną padoriau, nes ten po tų kalnų, tai, wow, tipo, bent jau gal mažiau prisikabins. Tik labai tikiuosi. O žinot, kaip albaniškai yra mašinų plovykla? Lavaž! Vos ne kaip koks lavašas. Visur, ta prasme, pakeliai čia pilna tų lavažų, galvoju, nu reikia jau sustoti tą lavažinę biškę, palavašuot tą savo mašiną. Atvažiavau aš vidurėse, bet man taip juokingai pažiūrėjau tokią škamurkę, gau už 26 eurus. Žodžiu, čia yra durys įeini, čia gal šviesytę galim. O, kokia geltona graži, net saugiklinė yra. Nu, tipo čia įeini viską, čia žiūrėkit. Toks praėjimas, tada toks langiukas, kondiškė, televizorius, lova. Šiaip prašė man bookingė 3 vietis kambarys, nežinau kur dingo. Tūlikas. Nu ir dušas. Ir TV daržiai, kaip jums patinka. Įjungiami, bet net neveikia. Bet tą televizorių, tai nuo tūliko žiūrėt, ne nuo kažkur kitur. A ką per langą turim, tai per langą tai turim tiesiog. Per kitą langą ką turim. Realiai tą patį. Tai mano planas šiandien eit pavakarniau dar, paskutinės vakarienės ir susikraut daiktus, viskas. Čia dar kaip matau, esu visai netoli jūros, tai kažkur eisiu ieškoti, bet tikrai jaučiu ne per šitą langą. Ai, ten va per kampuką matosi. Ten biški turiu vaizdo jūros. Biški išėjau pavaikščiot. Tai pavarakštus atostogauti. Bet aš manau, čia labiau vietiniai atvaro nuo Tiranos, kadangi jiems čia pusvalandis. Nes, nu, paplūdimys nėra toks tvarkingas. Ilkas. Šiaip nemažai gultų, nemažai vėl viešbučių. Nu, kurortas tipo, bet aš manau, kad čia labai vietinių. Labai mažai matau užsieniečių šiaip. Kitoj pusėje tai ten vien statybos vyksta. Ten naujas pastatas matau, čia švyro krūva. Ten yra pastatas. Čia kompleksai taip kursis greitai. Na ką, čia ta kelionė ir baigėsi. Šiaip buvo labai smagu, labai patiko man Albanija. Pirmoji mano solo kelionė tokia ilga. Tai irgi, ta prasme, turi pliusų ir minusų tos solo kelionės. Tu gali daryti, ką nori, veik, ką nori, laisvai tyrinėjai savo ir randi įdomių dalykų. Gal toks dar tu išmoksi pabūti šiaip su savimi ir daryti
dalykus, ko tu prasai nedarytum, kaip, pavyzdžiui, vienas atsėsti restorane pavalgyti. Aš žinau, kad daugumai žmonių tai nepadarytum, atrodo. Aišku, yra ir minusų, tie vakarai tokie, tu vienas, tu nebežinai ką daryti, neturi ką veikti, neturi su ko gal pasėdėti, tai tu realiai tiesiog eini miegoti ir viskas, atsikeli ryte vėl į nuotykius. Tai va, tokia pirma patirtis apie solo kelionę ir dar mašiną. Pamenate vieną epizodę, mes offroadom ir 500 eurų bauda mums grėsė. Tai dabar jau yra 1,5 mėnesio praėjo nuo to ir aš galiu jums atsakyti šitą klausimą, ar aš gavau tą baudą. Tai kaip buvo, aš pridaviau prie Eurosto tą mašiną, susifotkinau, viskas gražu, viskas čiki, viskas gerai. Ateinu prie darbuotojo, o jis ten pietauja, sako, all good, give me keys, online, viskas. Sakė, viską gausiu online, aš laukiu to online, nieko negau ir kažkur prieš savaitę ar 2 atgau depozitą. Tai viskas realiai, aš neturiu ten sąryšių. Tai va, man pasisekė, taip hebra nedarykit, pasidomėkit iš anksto, nes gali jums ir nepasisekti. O dabar ačiū visiems tiems, kurie įsijungėt bent šitą video, ar visus video, ar labai šiaip dėkoju, jeigu visus video peržiūrėt. Parašykit komentarą, jeigu viską peržiūrėt, parašykit. Ir mes, manau, susitiksime kitame video. Ar tai bus kelionė, ar ne kelionė. Kažkas bus gero. Iki. Like, share, subscribe. Būtinai. Comment. Taip.